Kaip sukurti skaidrių perėjimo efektą? Norint sukurti skaidrių perėjimo efektą, spaudžiame skaidrių demonstravimas ir kairiuoju pelės mygtuku paspaudžiame ant skaidrių perėjimus. Iš pateiktų efektų sąrašo, spaudinėdami kairiuoju pelės mygtuku ant efekto pavadinimo, renkamės tinkantį skaidrių perėjimo efektą. Kiekvieną efektą galima reguliuoti paspaudę kairiuoju pelės mygtuku ant šitos rodiklytės ar greitai, ar vidutiniškai, ar labai greitai. Lygiai taip pat mes galime uždėti paspaudę kairiuoju pelės mygtuku ant šitos rodiklytės skaidrių perėjimo garsą. Taip pat mes valdyti skaidrę punktą galime nureguliuoti, ar skaidrė bus keičiama tik tai paspaudus kairį pelės mygtuką, skaidrių demonstracijos priemonė, ar automatiškai po tam tikro laiko. Mes galime nustatyti, tarkim, ,10, tai reikštų, kad kiekviena skaidrė pasikeis automatiškai po 10 sekundžių. Arba spragtelėjus pelės mygtuką. Jeigu mes kairiuoju pelės mygtuku šitam kvadratėlį paspausime vieną kartą, tai reiškia funkciją ir galimybę, kad skaidrė pasikeis paspaudus pelės mygtuką uždraudžiame. Tokiu atveju skaidrė keisis automatiškai po 10 minučių ir jokie pelės paspaudimo mygtukai nepaspartins skaidrės pasikeitimo laiko. Jeigu mes paspaustumėm taikyti visoms skaidrėms, tai reikštų, kad šitas efektas, šitas keitimosi laikas bus pritaikytas visoms skaidrėms, kurios yra ir bus sukurtos.